Sveiki visi. Ši savaitė buvo intensyvi ir pilna reikšmingų įvykių. Savaitės pabaigoje turėjome didelį kainų nuosmukį tiek akcijų, tiek ir kriptovaliutų rinkose. Pakalbėkime apie tai ir kas už to slypi. Pradėkime. Federalinis rezervas sumažino palūkanų normas 0,25%. Dabar palūkanų intervalas yra nuo 4,25% iki 4,5%. Nors tai buvo laukiamas žingsnis, rinkos reakcija buvo priešinga. Federalinis rezervas paskelbė, kad 2025 metais planuoja tik 2 papildomus palūkanų normų mažinimus, o tai neatitiko investuotojų lūkesčių, kurie tikėjosi greitesnio monetarinės politikos atlaisvinimo. Po šios netikėtos naujienos susumuokime akcijų rinkos reakciją. Dow Jones nukrito daugiau nei 1100 punktų, o tai yra didžiausias nuosmukis nuo rugpjūčio. Nasdaqas patyrė didžiausią nuostolį nuo 2001 metų per Federalinių rezervų sprendimų dieną. 10 metų Jungtinių Amerikos dolerių išpirkimo obligacijų pajamingumas išaugo iki 4,59%, kas dar labiau sumažino investuotojų susidomėjimo akcijomis, nes tai pajamos be rizikos, jei nusprendžiate laikyti obligacijas. Tuo tarpu akcijos yra rizikingos dėl žlugimo ar stiprių svyravimų. Na, o dabar pakalbam apie kriptovaliutas. Po istorinės 108 000 JAV dolerių Bitcoin kainos, kaina greitai nusmuko. Tai kas nutiko? Pažiūrėkime ir aptarkime naujienas, kurios galėjo įtakoti šiuos kainų svyravimus. Pirma naujiena yra iš El Salvadoro, kuris pakeitė nuomonę dėl Chivo piniginės. El Salvadoras paskelbė, kad planuoja privatizuoti arba uždaryti valstybinę Chivo piniginę, kuri buvo sukurta naudoti bitkoiną kaip oficialią valiutą. Nors bitkoinas liks teisėta mokėjimo priemonė, šis sprendimas gali atspindėti vietinį skeptiškumą. Tarptautinis valiutų fondas paskelbė, kad El Salvadoro kriptovaliutų naudojimas viešajame sektoriuje bus ribojamas. Ir tai žinoma sumažino rinkos pasitikėjimą bitkoinu, nes kaip matome, El Salvadoro bitkoino eksperimentas nepavyko. Antra naujiena – tai Jerome Powell pareiškimas. Federalinio rezervo vadovas Jerome Powell viešai pareiškė, kad Federalinis rezervas negali turėti bitcoin pagal dabartinius įstatymus. Be to jis ir neplanuoja įstatymų pakeitimų, kurie leistų tai daryti. Assets that have been buoyant. Do you see any value or benefit in the U.S. government building a reserve of Bitcoin? We're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change at the Fed. Šis teiginys galėjo sukelti nerimą tarp investuotojų, kad Trumpo pažadėtas bitkoino rezervas nebus įgyvendintas. Na ir trečia naujiena, tai kaip ir ne naujiena, tiesiog rinkos psichologija. Fear and Greed indeksas jau kurį laiko buvo Extreme Greed lygyje, kas tradiciškai signalizuoja korekcijos tikimybę. O dar kai prie šių rodiklių pridedame keletą neigiamų naujienų, gauname kainų svyravimus. Dabar norėčiau pakalbėti apie Hedera tinklą, kuris tapo AI revoliucijos centru. Hedera HBAR gali ruoštis įspūdingam šuoliui, nes Equity Lab ir Nvidia pristatė naują sprendimą – Verifiable Compute patikrinamus skaičiavimus. Ši iniciatyva bus paremta Hedera tinklu, siekdama patvirtinti ir audituoti dirbtinio intelekto procesus, o kadangi, kaip žinome, Nvidia yra lyderis AI rinkoje, ir praktiškai visos kompanijos dirbančios su AI dirba su Nvidia. Ekrane galite matyti, kokios ir kiek tų kompanijų yra šiame sąraše. Tarp jų yra ir tokie gigantai kaip Google, Microsoft, Amazon ir nuo šiol visi AI skaičiavimai bus registruojami Hederos tinkle. Po tokių naujienų nenuostabu, kad pasigirsta kalbų apie strateginį JAV kriptovaliutų rezervą, kurį Trumpas planuoja. Šaltiniai teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę sukurti strateginį nacionalinį JAV kriptovaliutų rezervą, kuris apimtų Bitcoin, XRP ir HBAR. Be to, Eric Trump patvirtino, kad naujoji administracija planuoja panaikinti mokesčius JAV kriptovaliutoms,
siekdama paskatinti rinkos plėtrą. Ripple ir Hedera tinklai planuojami kaip pagrindiniai įrankiai JAV infrastruktūros modernizavimui, įskaitant rinkimų ir bankininkystės sistemų skaitmenizavimą. Apie tai, kad Donaldas Trumpas perka Bitcoiną, HBAR ir XRP, duodamas interviu kalba ir Markas Jusko, žinomas Amerikos investuotojas ir rizikos kapitalo fondo valdytojas. What Trump is doing through this entity that he owns, he, and it's really his son, but because I don't think Donald really understands this stuff, is buying a bunch of crypto. Bitcoin and Hedera and XRP. A bunch of things that might be approved for ETFs next year. Shocking how that works. Erik Balčiūnas taip pat pasidalino savo nuomonę apie kriptovaliutų ETF bangą 2025 metais. Erik Balčiūnas, Bloomberg ETF analitikas, prognozuoja, kad 2025 metais sulauksime daugybės kriptovaliutų ETF. Pirmiausia, Bitcoin ETF dariniai, kurie jau dabar yra paleidžiami, kaip matome, SEC patvirtino hashtags Nasdaq Bitcoin ir Ethereum ETF. Vėliau Litecoin, HBAR, XRP ir Solana. Toliau pažiūrėkime į šį video, kur Ryan Rasmussen iš Bitwise kompanijos, kuri siekia gauti patvirtinimą dėl Solana ir XRP ETF Amerikoje ir Europoje. Jis išskyrė pagrindinius veiksnius, kodėl XRP ir toliau stiprina savo pozicijas. If you look at where XRP has kind of come from, do you have any predictions on XRP for 2025? That's a great question. I should caveat and say that I actually entered the crypto market through XRP back in the day. It was like the first crypto asset that I found. It was like, there you go. This is going to change the way the world functions. So I have a soft spot in my heart for XRP. We're really excited about XRP. It wasn't in one of our predictions necessarily, but you know, I do believe XRP has just been held back so significantly by being, you know, the focal point of the SEC for many, many years. And now that we're going to see, you know, that headwind dissipate, I think XRP has a really strong setup. We talked about the stable coin that they just launched that now has 50 million plus in market cap. I know people are excited about DeFi that's happening on top of XRP. I even saw some of the meme coin mania that's happened on Solana and on Ethereum. I saw some talks of that on Twitter, you know, that will bleed into the XRP market. And so I do think that you have this regulatory cloud that's evaporated over XRP. And that's obviously led to some strong price performance. And then you have actual real developments and innovation happening. And you mentioned partnerships with institutions. I think all of those could drive XRP higher. If a potential XRP ETP comes to market, that's obviously another catalyst where you're going to have institutional capital flowing in and easier access to XRP for investors. So I'm really excited about XRP. I think it's in a great spot going into 2024. It probably hasn't been in this great of a spot since pre-2020. Ir pabaigai paklausykime, ką Brett Garlinghouse, Ripple generalinis direktorius, mano apie XRP ETF paleidimo tikimybę. There's been an influx of XRP ETF filings, both in and out of the US. How do you view all of this? How do you view these filings? Well, I think part of the transition from maybe more speculative retail into more institutional adoption and participation is the ETF step. Certainly, you know, the Bitcoin ETF getting, you know, approved, the SEC was dragged kicking and screaming a little bit towards that outcome. But getting the Bitcoin ETF, I think, was a monumental event in terms of expanding the ability for others to participate, you know, particularly institutional investors. So to me, I think I said then publicly that if people would ask me, is there going to be an XRP ETF? And I just like, look, it's inevitable that there will be an XRP ETF. And you know, now I think I actually don't even know. I think there's 4 or 5 different filings here in the US. I know of at least one in Europe. And, you know, I think it's great. I think it's, again, not surprising. I certainly hope that we'll see some of those approved soon, and we'll see them trading so others can participate in the ecosystem that otherwise might not be able to because they don't want to custody crypto themselves or, you know, other reasons that may exist. But I'm excited for sure. And I think it's a great sign, not just for
XRP, but I think it's a great sign for crypto broadly. I will say, and I think many people know this. Taigi, aptarus visas naujienas, supančias kriptovaliutų ir blockchain technologiją, mano išvada yra ta, kad ateitis kriptovaliutų rinkai yra šviesi. Nepaisant rinkos svyravimo, ilgesnė perspektyva išlieka pozityvi. Kriptovaliutų infrastruktūra tvirtėja ir 2025 metai nusimato neįtikėtini kriptovaliutų rinkai. Mano nuomonė, bet tai tik mano nuomonė, todėl žiūrėkite į tai skeptiškai. Buliaus rinka dar nepasibaigė, o naujienomis paremti svyravimai yra natūralūs ilgalaikėje rinkos dinamikoje. Ačiū, kad buvote kartu su manimi. Nepamirškite paspausti nykštį, prenumeruokite kanalą, komentuokite ir dalinkite šio video su draugais. Iki kito karto.